Alio. Labas. Labas. Aš su Tomu kalbu. Taip. Tomai, kaip sekas? Gerai. Klausyk, aš Justas tau skambinu. Koks Justas? Nu, kita pusė visai, žinai. Kiti pomėgiai ir kitas supratimas apie krepšinį, tai tiesiog norėjau paklausti, kaip tu gyvuoji. Aš kaip visada gerai gyvoju. Visada gyvai. Kokiu tikslu skambutį gavau? Matai, man pranešė, kad tu čia kažkokį boikotą keli, čia toks kaip ir toks, esi iš tų fanų, kurie nesėdė, žinai, rankų sudėję ir kažką veikia. Tai taip, bet tokių kaip aš yra 100 žmonių. Kodėl skambutis būtent man? Na, todėl, kad gal esi laimingas arba šiaip laimingas. Bet esmė ta, kad aš esu visai kitos stovyklos, supranti, dalyvis ir visai už kitus reikalus esu atsakingas. Tai kokiu tikslu paskambinai man? Norėjau tave pakviesti. Kur? Prisijungti. Kur prisijungti? Prie mūsų. Prie ko? Prie ko? Aš iš Kauno. Nu tai ką? Tai aišku, žinoma, nejaugi aš atsakysiu, Dieve. Nu tai vat. Tai kada galiu pradėti prisijungti? Tai gali kada nors greitai prirašymą galima padaryti. Aš labai kuo greičiau noriu. Aš jaučiu sarkazmą iš tavęs. Tu pyksti ant mūsų? Tu ką, juokauji gal? Kaip aš galiu, tu ką? Kaip aš galiu, dėl ko aš turiu jūsų pykti? Myliugi labai jūs. Myli? Dievinu. Tikrai? Tai aišku. Aš taip paskutinį kartą, kai tave mačiau, tai kažkaip nelabai tu man patikai. O tai ko tada paskambinai, jeigu nepatikau? Nu kaip, supranti, sakau, gal galim perpirkti protą ir įniršį. Perpirkti? Taip. Man Lietuvos rytas... Aš prostitutai panašus? Aš bandau laimę. Aha, Man, pavyzdžiui, Lietuvos rytas žiauriai nepatinka, žinau. Ir ką man dabar daryti? Man Žalgiris yra viskas. Ir ką, kokiu tu man tikslus? Tu šitą man gali akis pasakyti. O nes skambučiu, jeigu nori, galim bet kuriuo paros metu susitikti. Tu man gali šitą, kad tau Žalgiris patinka akis pasakyti. Tai aš nemanau, kad tau drąsos užteks. O gal ir užteks. Žodžiu, kai visus kitus pretenzijas man, aš dabar tau siunčiu vieną numeriuką, tu ten skambini ir viską, ką nori pasakyti, pasakai. Viskas. Pokalbis baigtas. Kaip tu griežtai. Ką? Kaip tu griežtai. Tai taip. Man tik 17. Man mažiau. Tau mažiau? Aišku. O, atrodai vyresnis. Tai gal sumažėjai skambinį. Sakau, norėjau pas save pasikviesti savo šaiką. Kokį šaiką? Mūsų yra 100 pem, ne 100, biškai daugiau. Ir mes esam tikrai kietesni už jūs. Kas tokie mes? Mes, mūsų kompanija. Kas per kompaniją? Iš vis tu davai giliau kask. Kas per kompaniją? Tai tau vardus, pavardės dabar sakyti? Ne, kas per kompaniją? Pavadinimą kompanijos. Žalgiris. Ką Žalgiris? Negirdėjau tokios nei vienos kompanijos. Tik tokį klubą žinau, Vilnių Žalgiris. Daugiau nieko negirdėjau. Žalgirio Ultrai, esi girdėjęs? Ultrai? Taip, tu ketvirta. Girdėjau. Vat. Tai čia Vilniui, o tu sakai, kad tu iš Kauno. Aš iš Kauno, bet gyvenu tai Vilniui. Ir ką? Norėjau pasakyti, kad iš Kauno kilęs, tai žinai, kauniečiai visada už Žalgirį. Ir kas to? O per ko čia Lietuvos rytas ir Vilnių Žalgiris? Aš žinau, kad tu esi už Lietuvos rytą. Ne, tu ką, juokauji gal? Iš kur tokia informacija? Man taip sakė. Tai blogai pamelavo. Tai tu už ką tada? Aš? Už Neptūną. Už Neptūną? Oba, tai tu iš Klaipėdos? Ne. Tai kokio velnio Neptūnas tau? Šiaip patinka komanda. Išvardyk starto 5. Kino? Neptūno? Palauk, tuoj. Internetą įsijungsiu, paskaitysiu. Koks tu fanas, jeigu tu starto 5? Aš fanas. O kas? Aš? Muzikantas. Supratau, aš didžėjus. Labas, trukdo tave radijos Zip FM iš Vilniaus. Sveikas, Tomai. Tai Jonas ir Rolandas. Labą dieną. Labas. Julius atsiuntė informaciją, kad tu esi Lietuvos ryto fanas. Šiuo metu jie boikotuoja rungtynes, skelbdami ledynmetį. Ką čia reiškia? Šito nesupratau variantą. Ledynmetis? Aha. Čia krepšinį head pasiskaitykite, ten viskas parašyta. Ir dar, ką noriu pasakyti, kad skambutis turėtų būti skirtas ne man. O kam? Mūsų lyderiam, galiu duoti numerius. Aš tikiu, kad tu gali duoti numerius. Žinok, man atrodo, mes skambinam būtent tau, nes paprašė tavo draugas. Mums nereikėjo jūsų lyderių, mums reikėjo tavęs. Taip, Julius
žino tave, tavo draugas greičiau? Nežinau. Nu, čia tau geriau žinot, koks Nu, Julius. aš ne vieną draugą Julius neturiu. Reiškia, jisai, žinok, man atrodo, pats šubai. Gal čia Žalgirio? Hebra. Taip. Nu, tai aš neturiu prasmės kalbėti, kaip matau. Kaip sakai? Viskas parašyta. Ne, tai mums nereikia apie ledynmetį, mes tik šiaip norėjom sužinoti, mes norėjom tave, paerzinti. Paerzinti už nosis patampyti. Taip. Mums pavyko. Neišėjo jums. Neišėjo? Ne, nes aš dabar geriu draugų kompaniją ir mes labai juokiamės iš jūsų. Super. Pasakius, mes dabar kaip tik kalbėjome apie lietuvių mentalitetą, jo, ir Taip. skambutis taip į temą buvo patekęs. Ne? Į temą, kaip tik jūsų skambutis. O apie kokį mentalitetą kalbėjot? Mūsų tautos lietuvių, mūsų žmonių. Aha, ir ką sukalbėjot? Ką nusprendėt? Tai rezultatas gavosi iš tavo pokalbio. Čia jau tu savo smegenimis pajudink ir pagalvok, koks mūsų, blėt, išvada pokalbio. Va. Kokia mūsų pokalbio išvada? Nu, išvada kokia, nežinau, kokią mes galim padaryti išvadą. 10 balės. Dar klausimų bus? Ne, nu tiesiog man buvo kažkaip keista tavo paskutiniai šitai žodžiai. Iš pradžių nebuvo klausimų, bet dabar atsirado jų. Nu tai uždavinėk, jeigu tu pasakėt klausimų, aš neturiu laiko daug kalbėti. Tai galiu uždavinėti ar negaliu? Tai aišku gali. Tu nori jas atsakyti? Ko? Ar tu nori jas atsakyti? Nu, jeigu... Jeigu ne per sunkus, ar ne? Nu ne, jeigu pamatysiu, kad reikia jos atsakyti, atsakysi. Jo, tai apie mentalitetą kalbant, ką jūs nusprendėt? Skambinė. Aš iš pradžių tau skambinau su tavim tiesiog pabendraut, bet dabar žiūriu, kad tu labai įdomus žmogus esi ir noriu su tavim kaip su įdomiu žmogum pakalbėti. Man labiau priimtina bendrauti gyvai. Ai, nu supratau. Žmogus, jo, per telefoną aš žinau, kas tu... Matai, bet esmė tokia, kad aš kiekvienam žmogui dabar paskirti negaliu, žinai, susitikimą. Galvau, O tau nėra ką veik, man atrodo, kad tu man skambinė iš vis. matai, mano toks darbas. Koks? Skambinėt Kam? žmonėm. Kokiem? Visiems iš eilės. Aha. Jauniem, seniem, moteriam, vyram, dirbančiam, bedarbim. Kaip? Tikslas to darbo. Tikslas koks mano darbo yra? Kad tauta girdėtų ir juoktųsi arba verktų. Na, ką girdėtų? Dabar jie girdi, žinai. Palauk, iš tavęs juoktųsi ir iš ko? Nu kartais ir iš mūsų, kartais iš tavęs. Kartais su to, su kuo šneku. Kartais iš tylos. Kaip manau, kokia dabar situacija? Kokia dabar situacija? Jo. Dabar aš manau, tauta įsitempus klauso ir Ir galvoja, kas bus laimės? toliau. Jo, ne, kas bus toliau. Ar tu Žalgiris ar dar Lietuvos Rytas? toliau keiksies? Koks Žalgiris, koks Lietuvos Rytas? Ar tu dar toliau keiksies, tiesiog kai nori paklausyti? O ką aš- Ar tu atsakysi mano klausimą, ar neatsakysi? O aš daug keiksmažodžių ištariau. Ne, aš tai tik noriu, sakau, jie tik klauso ir tikisi, kas bus. Supranti? Aš nesakau, kad tu keikiesi O iš dabar. viso, tu ką sugalvojai prieš paskambint man? Ką man sakyt? Vis tiek kažkokia tema buvo. Tai jo, mums parašė tavo draugas laišką. Jo, jis norėjo tau pakelt nuotaiką, bet aš kaip matau, tai jis tau tik tai sugadino nuotaiką, ne? Ne, pakėlė. Šitą, o tai čia, tu man paaiškink, kaip čia įmanoma taip. Aš tau irgi laišką parašysiu, bet kam paskambinsi, kam aš parašysiu? Nu, matai, aš pirmoje eilėje ne kiekvieno žmogaus klausau prašymo. Jeigu jisai būna su manim mandagus ir... Tavo draugų, reiškia, jis tavo draugas, jo? Ne, reiškia, jisai buvo su manim mandagus ir draugiškas. Nu tai o ką, aš su tavimi mandagus ir nedraugiškas? Nu, žinok, vien tai, kad tu neatsakėjai mano klausimą ir dar nusikeikiai, tai man labai atrodo tu agresyvus jaunuolis esi. Ne, aš, tu ką, O agresyvių žmonių aš nemėgstu, nes ten, kur pasibaigia intelektas, prasideda Tokių žmonių, smurtas. kurie skambina, neprisistato, čia vienas dalykas. O antras dalykas... Aš tau prisistačiau prieš 10 minučių. Ne, tai čia aš neįsitikins, kad čia tavo vardas ar ką tu man pristatei. Tu man pasakėjai, Matai, aš tau galiu pasakyti, aš neįsitikinęs, kad tu mokyklą esi pabaigęs pirmoji. tai aišku ne. Ir aš nelabai kažkaip įdomu man gilintis, kad tu gali būti įsitikinęs, ar kad tu baigęs, nebaigęs. Aš paskambinau tau pakalbėti ir paklausyti, koks tu žmogus esi. Aš tai išgirdau ir man tau užteko. Ir kokia tavo išvada? Mano išvada yra tokia, kad tu esi labai smagus bičas, stovintis už savo, kaip čia, nuomonės. A, Tai va, kokia mano nuomonė? kokia tavo nuomonė? Aha. Nu tą, ką tu pareiški. O ką aš pareiškiu? Kad Kažkaip tu labai keistai man dabar užduodi klausimus. O tu nežinai, ką tu pareiški. Tu pareiški, kad tu nežinai, kas yra Lietuvos Rytas, nežinai, kas yra Žalgiris. Tu man sakai klausimą, ką aš pareiškiu? Matai, aš nelabai galiu grubiai šnekėti su tavim. Tai aš suprantu, tai grubiai su jumis šnekėti nereikia. Tai va, o atsakyti negrubiai tavo klausimą aš negaliu. A, nu tai viso, reiškia,
Reiškės? Nėra žodžių, taip? Žinok, trūksta žodžių man. Matai. Kokie čia dabar šiais metais, šiais laikais darbuotojai skambina ir nežinau, ką bus kitoje. Nu, Tomai, apmaudu, tu žinai, ne? kas tau skambina visų pirma? Aš? Aha. Ne. Tau skambina radio stotis ZIP-FM, mes esam tiesioginėme etery ir mūsų dabar klausosi daug tūkstančiukų žmonių, tai tu to gal nesupratai. Man neįdomu, kiek jūsų klausys ar gal, jeigu tu man paskambini viskas, tu čia jau tavo atsakomybė, ką aš kalbėsiu ir kaip kalbėsiu. Taip, tu visiškai teisus. Tai mes tave ir laikom dar ant laido galo. Šanolė. Taip, ir todėl tu taip čia ir esi, nes tu esi įdomus žmogus labai. Tu jau 8, daugiau gal minučių mūsų eterio. One of a kind. Žinai, kiek pas mus 30 sekundžių kainuoja? 100 PM litų. Nu, aišku. Tai va, tu labai brangus dabar esi, klausyk. Nu, aš neįkainomas. Aš tikiu, tu tikiu. Man labai įdomu yra sužinoti, aišku, aš nežinau, nemanau, kad jis atsys man šį klausimą, o tas žmogus, kuris paprašė man paskambinti jo, jis dabar klausosi ar ne? Nu, jeigu jis užsakė, aš manau, jis klauso. Tikrai klauso. Perdokite jam linkėjimus labai karštus. Jis tave girdi, tai jeigu. Nu taip, perdokite jam labai karštus linkėjimus nuo manęs. Ok, tu pats perdavai. Pats perdavai. Taip, labai karštiem linkėjimai. Džiugu. Jis viską supras. Tai ką, viskas tada? Gero baliaus jums, linksmai pabūkit. Jūs nieko pasakyti neturit? Ne, mes iš tikrųjų nebegalim jau, nes mums reikia leisti muziką. Mes mielai tau galim perskambinti už 10 minučių, jeigu tu nori. Ne, man neįdomu su jumis. Aš tikiu. Viską pasakyti. Tugi mėgsti gyvai kalbėti, o ne telefonu, teisingai? Tu jau, matau, supranti. Jo, suprantu aš. Šitą, o kur čia paklausyti galima? Tai kad, žinok, dabar viskas gyvai. O įrašas. Niekada galima rasti įrašą. Galima rasti įrašą. Aišku. Kur? Pas mus darbe. Pas jūs darbas. Vėl tu nusikeikiai. Tu labai nemandagus jaunuolis, man nepatinka su tim bendrauti. Viskas. Gero vakaro tavo, ate. Iki. Davai.